Nuo 26 metų keičiasi PVM tarifai. Ne tas bendras mūsų 21, su juo viskas kaip buvo, taip ir lieka, registravimos ribos kol kas irgi lieka. Kalbu apie truputį pajudėjimus lengvatiniuose PVM tarifuose. Visų pirma, panaikinamas lengvatinis 9 procentų tarifas šildymui būtiniams vartotojams, šildymui ir karšto vandens paruošimui. Šitą pajausime kiekvienas. Antras dalykas, sumažėja nuo 9 iki 5 procentų knygoms, elektroninėms knygoms, pratyboms, spalvinimo knygelėms, užrašinėms ir viskam kam. Ten yra, aišku, detaliai išrašyta viskas. Įdomu, ar atpigs nors vienos pratybos, nes jau tiek mes jų esame pripirkę, čia mane supras kiekvienas tėtis ir mama. Ir dar didėja nuo 9 iki 12 procentų PVM tarifas, tai turizmo veiklos apgyvendinimo paslaugom, keleivių vežimo ir meno ir kultūros renginių lankymui tiem, kurie nepapuola į tą, kur iš viso nulinis PVM-as. Kągi, stebėsime rinką, kad šildymas pabrangs, tai visi suprantame, bet įdomu, ar kas nors atpigs, kur atpigo, kur sumažėjo PVM tarifas. Ką galvoji tu?